Dar porą sakinių, kodėl aš manau, kad tai yra aukso amžiaus pradžia. Dėl to, kad tai bus naudojamas tos technologijos, atsiras ir kitų technologijų, jų yra daug. Ir visos jos susijusios su energijos, laisvosios energijos panaudojimu. Viena iš tokių technologijų, pavyzdžiui, yra nauji judėjimo principai ir tai yra faktiškai teleportacija. Čia yra jokios mistikos nėra, čia yra fizika. Ir svarbiausia, kas dar, svarbiausia ne tai, svarbiausia, kad keisis ir patys žmonės supras, kad jie tą energiją gali patys valdyti mintimis. Va, čia labai svarbu, keisis jų sąmonė. Dėl to aš manau, kad čia yra būtent ir yra tas aukso amžiaus pradžia, apie kurią rašė visi pranašautojai. Tai klausimų. Ar turit klausimų? Yra. O pasakykite apie tą skaldimo technologiją šią progą. Kokią skaldimo? Dujų, tas skalūninės dujų. Nesigyrė, aš žinau, kad čia būtų Lietuvos bėda, nežinau, kad yra baisiai neekologiškas dalykas, reikia labai daug vandens, naudojamas cheminės medžiagos, čia yra gamtos žudymas būtų paprasčiausiai, jokių būdų, negalima leisti. Gerbiamas klausimas, dar 2000 metais tas pasakytas Romas Kulbanurys, Bilas Geitsas siūlė visą panaudotą branduolinį kurą surinkti kelias planetos vietas, užkast po žemę ir užkūrų. Tai siekti užtektų energijos gal 100, gal porą šimtų metų į priekį. Ar jūs kažką taip nesakykite? Aš žinau, kad branduolinio kuro energijos katastrofiškai senka. Čia faktas. Tiesa, yra ir kitų. Panaudotai. Panaudota? Panaudotas ne. Galiu dadėti. Yra dabar tokių technologijų, kur galima panaudoti Na, yra dabar tokių technologijų, yra tarp kitko. Visi specialistai sako, kad yra galima užkurti branduolinį kurą naudoti greitintuvų pagalbą. Ta prasme, tokios branduolinės elektrinės pas galėtų dirbti to pačiu bazėje. Ir jos yra visiškai saugas, kadangi užtektų vieną mygtuką paspausti, išjungia greitintuvą ir elektrinė išjungiama, nes tokiu būdu tuo pačiu tiesa galima panaudoti patį branduolinį kurą, kuris jau dabar, žodžiu, saugomas, kadangi būtų išdirbta iki tiek, kad jis būtų nebe radioaktyvus ir būtų galima tiesiog chemiškai peržiūrėti. Tuo pačiu galima atsisakyti perdirbti senus teršalus. Arba yra dar kitų konstrukcijų, bet jos iš principo galima naudoti va tą uraną, kurį mes dabar išmetam ir naudojam šulinę gaminti. Apskritai greitintuvai naudojame tokiems tikslams, gaminti naujom medžiagom. Pavyzdžiui, tai buvo Kalifornijos pagamintas pirmasis, bet mes kalbam apie pramoninius būdus gauti. Tai čia jokių būdų. Pramoninė nėra tokių. Čia reikalinga 1000 tonų, suprantate, yra deficitas toks. Ir vienintelė išeitis yra būtent tos technologijos, kur sakiau, nedega